Bandysim žvejot per naktį. Aišku, nieko nepagausim. Jeigu čia yra rimtų žvejų, tai jukš. Eikit iš čia. Nėra čia ko juoktis. Nusipirkau dišovą kėdę už visus čielus 6 eurus. Turėjau gerą, bet, kaip gerą, kur ne vieną sezoną važiuoju, bet jinai susilenka tik tai realiai per pusę, tai žiauriai nepatogu ją neštis. Iš manęs žvejų parduotuvė juokiasi, kad aš noriu imti tik tai feederį, kad nenoriu imti plūdinės. Tai pasiėmiau plūdinę dar. Jeigu netyčia čia užklydot ir norite šito video kažko išmokti, net čia pataikėt. Nes čia sulaužysiu ką nors, sugadėsiu. Jau dabar nesiseka. Matai? Mašiną palikau atrakintą, kai žvejų parduotuvėj buvau. Tai turbūt kažkas atsisėdo pas mane į mašiną ir supynė man visas meškeres. Kitaip būt negali. Nėra teleskopinių feederių. Būtų labai patogu. Aišku, ir norėtųsi ne už 500 eurų koto tik tai. Plūdinė, aišku, pas mane tai išvis juokinga. Bet kaip šiandien buvau žvejų parduotuvėj Kaune, Islandijos plente, neatsimenu pavadinimo, viskas žvejam ar viskas žvejybai, Fox. Tarytė dirba labai maloni, pagauna ne dėl meškerės, o dėl žvejimo. Meškerės kaip ir yra, žveja nelabai. Šių dar plūdę reikės užsidėti, nes aš plūdę savo neradau. Aš čia vyk. Man atrodo, aš gilių neturiu, bet čia bus bėda. Ir taip, aš suku rytą su dešinę ranką. Nuplakit mane. Nežinau, šiaip visą laiką su kolega turėjom dabar per šaltą naktį žvejoti. Pirkdavom Trapper Feeder Special. Dabar nežinau, man parekomendavo. Sakiau, kad važiuosiu į tvenkinį. Trapper Plots Secret. Plots Secret. Tai kuoja. Nenoriu kuojų gauti, aš noriu karšiukus. Masalas kuojai žvejoti. Tai va toks žvejys. A ką padarysi? Būtų gerai nesugadinti pašarą, nes kiek maišydavau, visą laiką sugadindavau. Aš nežinau, visą maišyti, ne visą. Jaučiu visą, nes kiti išmėto ir po 2 ir po 3 pakalius tokius. Ką tik prisiminiau, maišydamas pašarą, kad norėčiau kavytės, bet aš įtariu, kad kavai nepasėmiau puodelio. Bus juokinga. Aš nežinau, kolega niekada nededa, bet aš visą laiką kukurūzų sulčių dar pilu. Ir sieto neturiu. Blemba, sietas labai reikalingas iš tikrųjų, nes būna, kad gabalai sušoka ir neina jų ten normaliai išsklaidyti su ranka. Suspaudė, laikosi, ką žinau. Ar reikia šlapesnio? Nes vieną kartą esu padaręs iš jūs plasteliną, tai ten nesąmonė buvo. Užmėtei ir ištraukė lygiai tiek pat. Gal nebereikia daugiau drėkinti. Kas aš toks, kad aš viską žinočiau? Saliamonas? Nežinau, man atrodo gerai. Kiti ten sako, deda žemių, kad juodas būtų, kad nesibaidytų žuvis. Čia neaišku, ar čia tiesa, ar čia pletkai. Dar turiu bandysiu ant metodo. Tai tokių palėčių jau paruoštų, irgi traperis. Jos, sakė, jau drėgnas maišelėje, tai nieko atskirai maišyti, nieko šlapinti, drėkinti nereikia. Taip, tai aš net nežinau, nuo ko iš tikrųjų pradėti. Pirmiausia, tai reikėtų užsišęsti, bet reikia ir pasiruošti sistemą kažkokią. Inline'as, sakė, iš tikrųjų judančiam vandenį daugiau skirta, bet buvo žvejys atėjęs. Sakė, karočią, inline'as labai gerai ir stovinčiam vandenį, sakė, neprisigalvokit. Nežinau, kiek žmonių, tiek nuomonių. Tai gerai, pasidarysim inline'ą, bet aišku, pirmą reikia užsišerti kažkokį kampą. Arba porą. Mašina kažkokia atvažiuoja. Svečių turėsim. Mušt man duos ir sakys, važiuoji iš čia, šitos vietos. Mes čia 4 dienas šėrėmės.
Man toks jausmas, kad aš viską darau iš kito galo iš vis. Negu kaip reikėtų. Tu nejokau? Tu kela man? Aš dar nepasiruošęs. Ten jau turbūt pasikorė. Nu tai įsivaizduoju, koks aš ribokas, jeigu aš negaliu užrišti kablio, kuris be kilpos. O, žuvis tai žuvis. Tai iš plūdinio noriu pažiūrėti, ar plūdinės ar timba ar netimba. Blet, man pirmą kablį reikia užrišti, blet, be kilpos, aš nemoku rišti. Tai koks tai žvejys? Nu, toks var žvejys, blet. Laidą filmuoju, o nemoki kablio užrišti. Nu tai laidą aš ne apie žvejybą, o apie durnelį prie balos filmuoju, ne apie žvejybą, čia du skirtingi dalykai. Kaip jį reikia surišti? Teks internetą žiūrėti, nieko nebus. 28 gramai. Mes turim dvigubai tiek. Va, how to tie simple method feeder. Oi, bachūras, neskubėk, palauk. Man čia trauk nieko nereikia, čia jau plius minus paruošta. Jo, nieko nesuprantu. Mums pragręžti, kaip suprantu, nereikia, nes mes turim, taip, šitas ant kablio, tas įsminga čia, aha. Tai gerai, man kablio reikia. Sakė 12. Blet, čia raketų mokslas, žvejai, jūs rimti žvejai, kaip jūs viską išmokot, kas jums papasakojo, kas jums parodė. Nes aš, karočiui, vapšė nieko nesuprantu. Aš tik tai galiu kaip durnius sėdėti ir darytis, kad niekas neateina pasižiūrėti, kaip aš vienas kalbu prie balo atsisėdęs. Gerai, turim 12 su pavadžiu. 50 cm, mums tiek daug nereikia, ne? Taip, čia aišku, aha. Gerai, mums reikia gumytės šitos, jinai čia eis, turbūt. Oi, kaip man sunku. Ir dabar mums reikia kablio. Nu gerai, tarkim, imam pavadį ir jį trumpinsim. Tai vasara dar vasara, bet kaip jūs žiemą susirišat, žvejai, man paaiškinkit, su nagais nušalusiais. Pasileidžiam pavadį, dabar persikišam pavadį per šitą gumutę. Atrodo paprasčiau negu iš tikrųjų turbūt yra. Nei patraukti, nei palaižyti, nei papūsti ir neišlenda. Nu jau beveik buvo išlindęs. Atpaėmiau, ištraukiau pasižiūrėti, kiek sulindę buvo ir pamečiau dabar. Ilga naktis nusimato. Žinot, ko trūktų iki pilnos laimės? Kad būčiau prožektorių nepaėmęs. Tai va šito tai jau turiu. 3 ar 4. Dabar atrodo, pasėdėčiau namie prie kompo Daisy žaisčiau. O sėdžiu namie prie kompo Daisy žaidžiu, atrodo, išvaryčiau ribau. Nu tai kaip man jį prakišti? O jeigu aš paimčiau šitą, užkabinčiau šitą, sakiau užkabinčiau ir mama, man pavyko. Gerai. Ir dabar kitas iššūkis, man reikia pririšti čia, bet šiandien stovi tik karabinukas. O kodėl nesuktukas? O jeigu aš ant suktuko padaryčiau? Man jau nagai šala dabar. Leidžiam suktuką iki gumytės. Ir kažkaip čia va reikia jį užrišti. Aš suktuko nepagaunu, aš bandau pavadį pagauti. Nežinau, šausiu kelis mazgus ir tiek žinių, nes aš nežinau kaip ten tas susuk, pasuk, papūsk, palaižyk ir susiriša. Ne, taip pas mane taip nesidaro. Ir dabar šitą užkabinam už šito karabino. Nagai nušalę, nesuprantu kiek spaudžiu. Ir dabar šitą užmaunam timpą. Aišku, mums jinai neužsimaus. Maukis, prašau. Man ir taip sunku žvejoti. Au. Jeigu aš važiuočiau į žvejybos varžybas, tai man turėtų duoti medalį, kad aš sugebėjau kabliuką pririšti prie valo. Nu gerai, ką žinau. Panašumo yra. Sakysit jūs. Va, česnakas. Nežinau, sakė, pirk česnaką. Nebūk durnas. Pasakyčiau, kuo čia smirda, bet patylėsiu.
užtaisyta. Ir dabar žiūrim, ką turim čia. Trapper Pellets Method Feeder. Ready. Pellets, la. Soaked. Jau tipo mirkytos. Gerai, instrukcija. Įdedam kablį į formelę. O, formelę turiu. Bet klausimas ar tokia. Nu jo, gerai. Įdedam palėčių, užspaudžiam ir šveičiam. Aš nepasitikiu metodu, todėl kad man atrodo, kad iš tos šeriklėlės, kai meti, kai atsitrenkia į vandenį, man atrodo, kad visas pašaras tiesiog išsisklaido iš karto paviršiui. Bandom. Baig suktis. Ir sukasi. Buliuot, kaip užvestas, sustok. Imam šitų pelėčių formelę. Dedam boiliuką į formelę ir kraunam pelėtas. Ką aš žinau, kiek čia judėti reikia. Labai norėčiau metodą kažką pagaut, bet aš labai nepasitikiu kažkodėl šitą sistemą. Bet man atrodo, mes ir išsitaškis ant vandens paviršiaus viskas. Ir kai pradės imti velniai, o tokie... Ne. Ai, gaila, pirmai nenufilmavau. Lapė čia už nugaros bėgo, prabėgo taip savo lengvų žingsnių. Nu, aš dabar metodą užmetęs, nu ir man pikta ir viskas, man nejasnas tai visai vapšė. Reikės pabandyti pakeisti sistemą, dar vieną turiu. Iš karto reikia dziką užsidėti, kad paskui nereiktų majačintis. Lamba nebedaug ir lieka, reiks prožektorių dėti už galvos. Ir man regis, kad aš čia per mažai nusipirkau. Man gal gerai ta moterytė žvejybos parduotuvė ir sakė, pasiimk daugiau, pagausi žvėrių. Aš jai, teta, ką aš pagausiu? Pažiūrėkit į mane, kaip aš atrodau. Metodą į šalį. Įmam šitą chiromantiją. Blemba vėsu. Dar kovinės striukės nesidėsiu, bet reikia džemperį užsidėti dar papildomą. Turiu purviną garažinį tepalais smirdantį džemperį, kuris labai gerai sais. Iškart nešilčiau. Planas toks. Aš noriu pasikepti vištytės. Neturim pjaustymo lentelės. Toks kažką galvot. Turim vištą, turim kažkur aliejaus, čia turim aliejaus. Prieskoniai, aliejus, barbecue likęs nuo maisto užsakymo. Nežinau net nuo ko pradėti iš tikrųjų. Norėtų susipjausti daržovės. Paprika, pievagrybiai, svogūnai. Pabandysim naują peilį. Va, žinau, ką galim panaudoti vietoj pjaustymo lentelės. Svogūniuko. Pievagrybių. Su visom sėklom. Višta čia marinuota, ne? Biškai tikėjausi kitos spalvos pagal etiketę. Aliejus. Reikia keptuvę mūsų užkurt.
Turim nuolydį. Reikia kažką pakišti. Kokią anglį kažką. Gal panašiai. Ką žinau, gal ir galima dėti, čia greitai turėjo jis jau įkaito rūpsta. Tai... O, čia. Lamba reikia replių. Iški turiu laikyti. Dabar reikia daržovės. Dar turim vandens. Pasidarysim arbatos iš karto. 2 pakelius dedu iš karto su etiketėm, su viskuo. Nu, etiketės turiu nuplėšiu, bet viską sumetu į vidų. Nes neturiu puodelio. O biški anglių sumažinta. Sumažinau. Žiūrėk, pakėlė. Reikia imti. Op. Blemba, turim? Ja. Ai, what the fuck? Nu, aš ir grybas. Čia. Keliauk. Žiūrėk, druska sušoko. Čia gal ir gana kept jau. Opa. Daržovės biški į kraščiuką. Nu, turbūt nelabai apetitinai atrodo, bet sueis. Kaip ir užvirė, iš tikrųjų galima gesinti, nes čia daugiau nugaruos. Aha, nekažin ką arbatos. Nieko nebus, tik semti. Šią ežerą užsivyrint, dezinfekuot. Aišku, be dumblo įmam. Eikti. Žmonės Černobylį iš upės vandenį ima, vyrina ir geria. Ir nemiršta, bent jau kiek žinau. Tai čia man iš tokios vietos čia. Blet, žalę galiu gerti. Galimai. Nu gerai, ten kol užvirs, reikia pabandyti pavalgyti. Aš sugebėjau į gertuvę įmest degtuką. Mesdamas į laužavietę, įmečiau degtuką. Kaip man jį išžvejot? Pataikyk tu dar taip. Kaip aš noriu išžvejoti tą degtuką, man jis psichiškai veikia. Su kuo jį pagauti? Man pavyko. Dabar liko tik tai maišelius išgaudyti. Su pusiau ežero vandeniu. Tokia situacija. Gan vėla naktis ir nieko, nulis gyvybės. Papirosus pamečiau. Galvoju pasnaust ir ryte bandyt gal per dieną dar, nes dabar tai jokio tikslo. Aš nematau. Nu kaip suprast, tikslas yra, bet tai sėdi, nieko įdomaus nevyksta. Bandžiau ir masalus keisti, ir maišyti, ir pinką, ir dziką, ir slieko gavau, biškį pakapstas. Nieko. Nei ant plūdinės, nei ant dugno. Reikia kitą kartą varyti iš kitos pusės. Dabar pasižiūrėjau per tą programėlę Fish Dipper. Tenais yra iki 8 metrų gylio, čionais tik tai 3. Tai gali būti, kad iš tikrųjų tas labai lošia, kad čionais nulis gyvybės. Dabar žiūriu savo plūdinę,
ir nesuprantu, ar banguoja, ar čia kimba, bet greičiausiai banguoja, nes jeigu kibtų, tai stvertų.